Ten, atvažiuos policija, viskas tvarkys. Mūsų patarimas mažiau žiūrėti detektyvus tada. Įtariu, gal net ir juokingai atrodytų, jeigu iš policijos automobilio išlenda su tuo Yorkshire terjeru kasle ir šaukia garsiai, stok, policija leisų tarnybinį šunį. Iš tikrųjų jau baltas arklys matosi visi. Na, žinot, žmonės vartoja alkoholį, visi mato baltą arklį. Pusavį galbūt pasidėlį, ar ir tu matai, ir kitas sako, jo, ir aš matau. Sustabdo automobilį ir vyras visas stresė, galinės sėdinės moteris. Besišaukianti pagalbos skausmuose, nes jau gimdymas prasidėjo. Jeigu žmogus sako, kad aš gimdau, tai ne jums būna. Nežinokite. Šunys ieškantis narkotinių medžiagų, tai jau yra maitinami tais narkotikais, kaip su marihuana, tai duodi rūkyti šuniui, tada... Girtą yra labai sunku rasti, kada jis ten kur pažeidė. Visas problemas mes išsprendžiam, žinokit, kokios joms be iškiltų. Sveiki, startuoja pirmoji policijos tinklalaidė. Šios tinklalaidės tikslas – suartinti policiją ir visuomenę, supažindinti mūsų piliečius su policijos darbo principais, pareigūnais ir jų kasdienybę, papasakoti žmonėms, kaip greitai ir efektyviai gauti pagalbą. Šios tinklalaidės tema – Alio policija. Ja vesiu aš, žurnalistas Raigardas Musnickas. Ir pristatysiu mūsų svečius. Šiandien čia studijoje svečiuojasi Virginija Bagdzevičienė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos operatyvaus valdymo skyriaus viršininkė. Sveiki, Virginija. Sveiki. Ir Liudas Kripkauskas, policijos departamento viešosios tvarkos biuro pajėgų valdymo valdybos pirmojo skyriaus vyriausiasis tyrėjas. Sveiki. Labą dieną. Tai gal pradėkime, Virginija, nuo jūsų. Iš tikrųjų, jūsų darbas yra, policijos darbas visą laiką yra įvairus, bet skambučiai. Tai tokia mistinė visą laiką priemonė, kai žmonės kas tik ką, tuoj pat skambina į policiją, ar ne? Ir jau visokiausių ten būna. O taip, jūs teisus, jau kas tik ką tikrai skambina. Ir jeigu jūs duodat klausimą skambučiai, tai, žinot, kaip aš pasakysiu, ir ko mes tik nesulaukiam. Ir to nesulaukiam. O iš tikrųjų, tai, žinot, policijos darbas tai susijęs ne su tais džiaugsmais ir kai aš sakau, žmonių kažkokiais linksmybėm, bet iš tikrųjų su visom nelaimėm, su visom nesėkmėm. Tai pagrindinis tas darbas toks daugiau pilnas dramatizmo. Nei tų linksmybių ten buvo. Bet jūs daugiau psichologai ar daugiau pagalbininkai? Mes esam iš tikrųjų, esam ir tie. Pirmas mūsų uždavinys yra padėti žmogui. Gelbėti, padėti, o ta pagalba gali būti įvairi. Tame tarpe, ką ir jūs paminėjote, ir psichologinė. Dažnu atveju ne vienam pareigūnui tenka tiesiog išklausyti, patarti, padėti, kai aš sakau paguosti, tai žinot, turime visko toj kasdienybei. O skambučiai tai dabar, jeigu taip dauguma visuomenės galvoja, kad vis dar yra tie skambučiai Alio policija, tai visi žinom, kad yra bendras pagalbos centras 112 ir pagrindė policija visą didįjį pranešimų srautą gauna šiuo būdu iš bendro pagalbos centro. Jau jie yra, kaip sakant, apdoroti, suformuoti ir mes jau žinom, kokios pagalbos tam žmogui reikia. O ką reiškia apdoroti? Techniškai man tiesiog labai įdomu. Žmogus yra išklausytas. Ir nukreiptas į jūs. Taip, ir jau nukreiptas į policiją, nes bendras pagalbos centras, žinot, paskirsto pagal pagalbos poreikį medikam, priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ir policijai. Jeigu žmogus sako, kad aš gimdau, tai ne jums būna. Nežinokite, nors čia aš jums pasakyčiau, esame padėję ir šitose situacijose. Ir kaip? Sekėsi pagimdė? Tikrai taip, sėkmingai medikų rankose, nes, žinote, tokiose situacijose, kaip ir sustabdo automobilį ir vyras visas stresė, galinės sėdinės moteris, besišaukianti pagalbos skausmuose, nes jau gimdymas prasidėjęs, tai įsivaizduokit, kokiu greičiu reikia vykti ir pas medikus. Iš tikrųjų labai įdomus dalykas, nors čia jūs prisišauksite bėdą dabar, jeigu pasakosit, kad dar ir gimdymus priimat. Ne, mes nepriimam, mes padedam saugiai pasiekti gydymo įstaigas ir saugiai pakliūti į medikų rankas, mes tą padedam. Bet iš esmės policijos pagalbos telefonu prašyti, sakykime, įvairiose situacijose. Pavyzdžiui,
jeigu žmogui labai skauda kažką, sakykime, akmuo iš inksto eina, ar ne, ir jam reikia staigiai nuvažiuoti į greitosios pagalbos ligoninę ir jisai važiuoja jau taip, jau nebekviečia greitosios, o važiuoja pats. Aš esu matęs tokių atvejų ir jis važiuoja per visus ženklus, per viską. Gali skambinti policijai ir sakyti, aš važiuosiu per ženklus, nes kol sulauksiu greitosios, tai aš galiu užsilenkti. Šiek tiek jūs patikslinsiu, kai jau taip blogai, jis nebeskambins, jis jau važiuos. Tai žinokite, aptinkam ir kai susidurėm ir kasdienybėj su tokiais atvejais, kai tikrai jau taip blogai, kad žmogus jau lekia, kaip tik tai gali, važiuoja kaip tik gali, tai aišku, ir tokiais atvejais pagelbėjom. Kas be kojų. Bet vis dėlto, ar reikia žmogui pamastyti prieš skambinant, sakykime, kur jo skambutis paklius? Na, policijai atsirinkti savo bėdą. Kam? Žinoma, būtinai reikia skambinant, aišku, žinot, kai žmogus skambina streso būklėje, tai žinoma, kai yra ištikusi kažkokia krizė, neaišku, kas gyvenime nutikė, koks ten tas įvykis, tai faktas, kad sunkiai susiorientuoja, ko jam reikia. Bet dažnu atveju jie žino, kokios pagalbos jie nori ir bendras pagalbos centras jau kryptingai pranešimus paskirs. Jeigu taip pasvertumėt procentaliai, kokių daugiausia būna skambučių, apie ką? Žinokite, gal daugiausiai pranešimų mes vis tik gaunam dėl turtinių veikų, tai čia apimtų vagystė, sukčiavimai, turto sugadinimai. Vėlgi labai daug yra viešosios tvarkos pažeidimų, apie viešosios tvarkos pažeidimus, tai čia vėlgi, žinot, labai spektras yra platus, pradedant nuo garsaus muzikos leidimo iki konfliktų viešose vietose, namuose, labai labai daug. Ir visgi dar, žinot, irgi didelį tokį vaidmenį, didelę spalvą turi ryškę kelių eismo taisyklių pažeidimai. Tai ir gaunam, ir vėlgi žmonės patys praneša, pasinaudodami šiuo. Tik taip sakant, mato pažeidėją kokį nors ir sako, bet čia jau reikia instruktažo, ką daryti su tokiu, jūs siūlote sekti jį, važiuoti paskui, kaip būna? Įvairi situacija, jeigu, tarkime, pilietis paskambina ir sako, kad įtariu, jog priešais mane važiuojantis yra neblaivus ir mes kiek įmanoma jį laikome pokalbio metu, kad kiek įmanoma tą pažeidėją ilgiau galėtumėm patys, kaip sakant, jis galėtų sekti ir mes patys jį pasivyti. Bet šiaip, tai žinot, būna įvairių, paskambina, pasako apie pažeidimą, yra galimybės užfiksuoja, atsiunčia mums fotonuotraukas, nes yra, vėlgi, kaip ir žinote, policija irgi mes jau esam sudėlioję tokius procesus, kur nėra tas mirtinas gyvybiškai svarbus policijos pagalbos poreikis, viską šiais laikais galima ir sutvarkyti, kaip sakant, pilietis gali užregistruoti savo pranešimą. Pažeidimą nufotografuoti, pateikti mums fotonuotraukas. O nebus problemas, jeigu jisai nenufotografavo numerių, pavyzdžiui, kokiu nors ar ten kažką, ir be to ir ginčytis su gerais advokatais pasakys, kad ne, aš nebuvau girtas. Visas problemas mes išsprendžiam, žinokit, kokios jos be iškiltų. Bet reikia vis tiek, tai reikia turėti omeny, kad reikės užfiksuoti, ar ne? Taip, kiek fiksuojant pažeidimus svarbios visos yra detalės. Koks tai pažeidimas bebūtų, jeigu, nežinau, apie ką jūs minėjot, jeigu valstybiniai numeriai, tai tarkim, jei tai dalyvauja, kalba eina apie eismo kažkokius tai pažeidimus, tai aišku, tai transporto priemonės, identifikaciniai duomenys, tai valstybiniai numeriai, gal ir spalva ta rūpi, viskas būna svarbu. Gal kažkiek papildysiu Virginiją, tai kad tam, kad tinkamai nustatyti administracinį nusižengimą, tai kas yra svarbiausia? Tai yra svarbiausia data, laikas, vieta, kas ir ką padarė. Ir viskas. Ir jeigu visi šitie punktai susidėlioja, tai sakykime, tą pažeidėją patraukti atsakomybėn nebetampa jau. Bet čia turbūt reikia žinoti dar ir kokioje aplinkoje pažeidėjas yra, sakykime, ar ne, po ženklų stovi, ten kirto, pavyzdžiui, kokią nors ištisinę juostą ar dar kažką. Ar yra dalykų, kurių negalit paskui, sakykime, išspręsti klausimų? Girta yra labai sunku rasti, kada jis ten kur pažeidė. Ar čia vis dėlto? Tai yra labai svarbus klausimas. Neblaivumo nustatymą, tai faktas, kad bet kokiu atveju reikės sustabdyti, pagauti tą pažeidėją ir patikrinti jo neblaivumą, nes neužteks to, kad jis tiesiog vingiuoja po kelią. Ar ten šiek tiek išvažiavo per ištisinę eismo juostą, bet kokiu atveju reikės tiesioginio to betarpiško policijos bendravimo su tuo pažeidėju tam, kad būtų nustatytas tas neblaivus. Aš kažkur mačiau filmuotą medžiagą tik tokią, kaip
reiškia, pranešinėja, važiuoja iš paskos ir sako, matau girtą vairuotoją, jisai vingiuoja, ten su policija kalbasi, tuo metu sako, greičiau važiuokit mes ir jisai ten po kažkokiu kamazu palenda, ištikšta ir sako, jau pavėlavo. Senas įvykis, aš manau, iš to policija lygiai taip pat ir mokosi. Irgi, nes ilgą laiką bendrasis pagalbos centras, aš kiek žinau, to įvykio nesujungė tiesiogiai su operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų ir, sakykime, užtruko tas, kad tiksliai vietą, plus pranešėjas irgi padarė tam tikrą klaidą vietoj to, kad bendrajam pagalbos centrui nurodytų, kas, kur, kada vyksta, įsisivėlė į tuščią diskusiją, kad siųskit greičiau, sujungkit greičiau ir neduoda tos pagrindinės informacijos, apie ką tai yra. Čia beje labai svarbu tą pabrėžti, kad žinotų žmogus, kokio tikslumo ta informacija turėtų būti ir kaip jinai būtų pateikta, nes daug visokios fantazijos aplink būna turbūt, ar ne, ir emocijos. Bet iš principo, gerai, mes čia apie kelių, sakykime, pažeidimus kalbam. Dar yra, visą laiką, kai žiūri detektyvinius serialus, kur kas nors įsilaužia į namus, ar ne, ir ten irgi pranešinėja policija, ten Amerikoje, sakykime, kitas telefonas yra, bet vis tiek, tokiu atveju pagelbėti žmonėms, ką reikėtų žinoti iš principo, jeigu laužiasi pas tave į namus, jeigu vyksta, nežinau, gatvėje užpuolimas kažkoks, tai per kiek laiko sureaguoti gali policija? Tai pirmiausia, kas yra svarbu, jeigu jūs, kaip ir iš pradžių paminėjote, laužėsi pas tave, tai pirmiausia, taip, skambinam 112 ir ką įmanoma, kiek užpuolikų požymius, įsilaužėlių, ką įmanoma detaliai pasakyti, nes nesivelti į tas bereikalingas diskusijas ar samprotavimus, bet ar matant tokį įsilaužimą, kiek įmanoma, mums labai yra svarbus identifikaciniai požymiai. Tiek užpuolikų, tiek, tarkime, gal naudotos transporto priemonės. Tai šitas visi turėtų prisiminti, nes pagal tuos požymius mes galime toliau ieškoti tariamųjų ir, kaip sakant, galbūt ir žinoti, ir nustatę, ar ir po laiko galime vėlgi, kaip sakant, identifikuoti asmenybės. Tai yra labai svarbu. Ir kas dar galima būtų paminėti? Dažniausiai užpuolikai ar vagystę vykdantis asmenys nelaukia, kol į vietą atvyks policijos pareigūnai, kad sveiki, čia aš, suimkite mane. Tai sakykime, jų tikslas yra padaryti kažką negero ir pasišalinti iš tos vietos. Tai va, kaip Virginija ir sako, tikrai svarbu įsiminti kuo kažkokių išskirtinesnių požymių, kaip pavyzdžiui ten neužteks pasakyti juodai apsirengęs su kepuraitė. Tai aš manau, kad tiek Vilniaus, tiek Kauno stotyje ten tūkstančiais bus vienodais tokių požymiai. Bet jeigu tu jau pamatysi, kad ten, tarkim, praplikęs tatuiruotės kažkokios, tai va, tokie požymiai tikrai yra svarbus. Bet tai čia jau tuo metu, kai, sakykime, sąlyginai laimingai pasibaigė, kai įsilaužė, bet nesužalojo žmogaus ir pasišalino, tu dar spėjai kažką fiksuoti. O jeigu, sakykime, laužėsi, koks nors narkomanas, kuriam visiškai nesvarbu, ką tu galvoji, ar tu skambini policiją, ar ne, koks nors instruktažas, pavyzdžiui, kaip čia, prevencijai pavadinti, ar kažką, ką daryti tokiu atveju, ten pasako, ten imk kirvį kokį nors, nežinau, saugot savo sveikatą ir gyvybę pirmiausia. Tai aš siūlyčiau tikrai su užpuolikais, vagimis, narkotinės medžiagas vartojančiais asmenim neiti tą artimą kontaktą. Jeigu jūs laužėt duris, ką daryti? Užsirakint. Vėlgi, Virginija sako, saugią vietą. Galbūt jau geriau tada atsidaryti langą, išlipti per langą, kad išvengtų artimo kontakto su vagimi ar užpuoliku ir turėti tą ilgesnį laiko tarpą bendravimui su bendruoju pagalbos centru, kad jis sugebėtų skubiai perduoti tą visą informaciją policijai, o policija spėtų sureaguoti. Ir iš ties reiktų pasidžiaugti, mes neturime labai daug tokių pranešimų, kur dabar tiesioginiai matom laužėsi ir taip toliau. Mes daugiau turime jau įvykusių įsilaužimų, grįžta į namus, mato, jau buvo įsilaužta į namus, tai čia aišku, vagystės atvejai, tai, kai aš sakau, dar pas mus Amerikos scenarijų daug nėra, tai reikia tom džiaugtis. Tikėkime, kad ir nebus. Labai tikėkime. Įsilaužimo atveju turbūt irgi vis tiek tai yra nusikaltimo vieta, kurią reikėtų nežiūrėti, ką pavogė iš tavęs, tai nepradėti turbūt knaisiotis ar ne, rakanduose savo visuose, o kažkaip tai pabandyti apsaugoti nusikaltimo vietą pradžioje. Va, kokie čia akcentai būtų? Nesugadinti nusikalstamą veiką padariusio asmens biologinių pėdsakų. Tai yra
vis tiek tą veiką padaręs asmuo paliko savo kvapo, lyginamosius pavyzdžius, paliko pirštų anspaudus galbūt ir tikrai nereikia čiupinti visų rankenų, durų, nes jūs tos pėdsakus sugadinsit ir bus daug sunkiau identifikuoti, kas tą nusikalstamą veiką padarė, nes realybėj tokia, kad labai dažnai žmonės puola, kaip sakot, tikrinti, versti, žiūrėti, kas dingo, kokie tai auksiniai papuošalai ir tuos pėdsakus sugadina, taip apsunkindami sėkmingą bylos ištyrimą. Vis tik reikėtų palaukti, kol policija atvyks, ar jau bent jau, žinote, susisiekus su bendro pagalbos centru, dažnai būna sujungta ir su policijos pareigūnais, vis tik vykdyti jų nurodymus, prašymus, nepažeisti tos jau rastos kabutėse tvarkos savo namuose, kas jau yra, tas jau yra, važiuos pareigūnai, apžiūrės ir toliau kartu su pareigūnais bus galima pasižiūrėti, kiek jau to nuostolio ten yra padaryta ir taip toliau, nes, žinote, yra ir tų mūsų tokių, kaip sakant, tokių juokingai sėkmingų atvejų, kai nusikaltėliai tiesiog palieka savo dokumentą ar kažkokį tai. Bukiausi Lietuvos plėšikai, ar ne? Taip, turime, žinote, tokį. Kamerą užsideda kaukę ir tada eina. Čia, žinot, nesenas atvejis, apvogtas automobilis, jisai, žinote, išdaužė stiklą, plėšė automobilį, bet pasidėjo savo rankinę ant stogo ir ją tiesiog paliko. Atvažiavus beliko, ką, dokumentai viskas yra, asmuo aiškus. Tai nesudėtinga. Reagavimo laikas vis tiek koks yra. Gerai, butas būtų, sakykime, ten šildymas veikia, jeigu ką žiemą. Bet, pavyzdžiui, yra išdaužti stiklai automobiliuose, kartais būna žiemą ir ten yra buvę atvejų ir man nutikė tokių atvejų, kai ten sėdi paskambini, ten 3 nakties ar 5 ryto iš kur nors išėjęs ir skambini ir sako, tu atvažiuosi. Tu negali su išdaužtų langų pasišalinti, vis tiek reikia fiksuoti aplinkybės, jau čia nusikaltimas yra tam tikras. Tai sėdė ten, lauki valandą laiko, kartais. Tai, sakykime, tie įvykiai yra pas mus atvykimo laikas reglamentuotas per kiek tai. Patys pavojingiausi įvykiai, kaip pavojus gyvybei, nusikaltimai asmeniui dabar, tai miesto teritorijoje policija turi atvykti per 12 minučių. Mažiau pavojingi įvykiai, tai sakykime eismo įvykis, per kurį ten nesudėtingai, bet vis tiek nukentėjo žmogus, smurto artimoje aplinkoje atvejai, priskiriami B kategorijai ir miesto teritorijų ten 20 minučių ir aišku jau yra C kategorijos įvykiai, tai kaip minėjot, turtinė veika anksčiau, kur jinai jau yra įvykusi ir ten didelio to pavojaus nėra, reikia tiesiog, sakykime, įregistruoti, paimti piršto anspaudus, kvapo kažkokius tai pavyzdžius, tai tam yra duodama jau daug didesnis laikas ir jis reglamentuotas, tai yra iki 60 minučių. Tai visiems dėja, bet turiu pasakyti, kad kartais tenka palaukti. Visiems ir policijos neužteks turbūt irgi tiesą. Norėtųsi, kad užtektų, bet pajėgumus turime tokius, kokius turim šiandien dienai ir kartais tenka žmonėms. Iš tikrųjų dedam visas pastangas, kad atvyktumėm kuo greičiau, tai čia vienareikšmiškai. Tai nebijotina, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, gal kartais žmonės ir dėl niekų trukdo policija. Sakykime, tingi pildyti eismo įvykio deklaraciją, kokią nors ir ten arba nemoka, arba nežino kaip ir ten, atvažiuos policija, viskas tvarkys. Va šitais atvejais kažką žmonėms pasiteikti, nes irgi, jeigu ten techninė avarija kokia nors, tai lauks ilgai, nors galėtum gal susitvarkyti ir greičiau. Lauks ilgai, jeigu, pavyzdžiui, ypatingai piko metu, dar kažką, jeigu daug įvykių vyksta, ten koks plikledis ar dar kažkas tą dieną. Taigi, tikrai tų įvykių labai daug. Ar visą laiką čia reikia skambinti policijai? Tikrai, kai sutarė dėl kaltės, kai tikrai aiškus kaltininkas, dabar kuo puikiausiai galima užsipildyti elektroninę eismo įvykio deklaraciją ir policijos nebetrukdyti, jeigu viskas, kaip sakant, yra aišku, bet dažniausiai žmonės, žinote, nenori sutikti su ta kalte, tai dėl to ir kreipiasi į policiją, kaip atvažiuos policininkas ir, kaip sakant, tas, kuris kaltas, dar tikisi, galbūt dar jis kažką tai gali laimėti, bet paprastai atvykę įvykio vietą policijos pareigūnai, tai jau tikrai tą kaltininką aiškiai nustato, kuris iš jų yra kaltas, kuris ne. Ir šiaip jeigu yra jau visos galimybės susitarti ir, kaip sakant, jau suprasti, kuris yra kaltas, tai mes visada siūlom pildytis tas deklaracijas ir bereikalingai netrukdyti, nes kažkam tai yra labiau reikalinga pagalba.
O policija, aš senai nebuvau pakliuvęs į eismo įvykį, kur reikėtų kviesti policiją. Senais laikais, dar prieš metų 25, gal dar daugiau, tai jeigu policija išsikvietė, o turbūt reikėdavo visą laiką kviesti, tai ten būtinai dar gausi ir baudą, ir dar susimokėti turėsi, dabar nuo to nėra. Jo, formaliai žiūrint, tai jeigu jau ta policija atvyko, tai faktas tas, kad eismo įvykis nutiko dėl tam tikro kelių eismo taisyklių pažeidimo. Na ir kaip ir teisės aktai tada įpareigoja tą policijos pareigūną traukti atsakomybėn tą pažeidėją. Bet aš manau, kad kiekvienu atveju reikia vadovautis protingumo kriterijum ir jeigu ten visiškai mažareikšmis tas kelių eismo taisyklių pažeidimas ir tu dar matai, kad kaltininkas garbaus amžiaus, vyriškis ar moteriškė, tai tiesiog primeni, kad galbūt reikėtų dar kartą tas kelių eismo taisyklės, nes jos per 50 metų pakito kažkiek tai. Šiaip, kalbant apie skambučius, apie, mes mėgstam kalbėti apie tą pilnaties, sakykime, fenomeną, kai žmonės, nors sako, kad mėnulis neveikia žmonių psichikos, nežinau. Jo, teko kažkur skaityti, kad to priežastinio ryšio kaip su mėnulio fazėm nėra, bet aš manau, Virginija. Jis yra iš tiesų. Kaip tyčia, priešpilnis pilnatis, padaugėja ten tų keistesnių skambučių. Žmonėm pradeda kaimynai per rozetės leisti kvapus, garsus ir visą kitą. Kvapus. Per rozetę. Taip, per rozetės leisti kvapus. Ir vagystės įvykdomos per rakto skylutę, visko yra. Bet, tai čia sugalvoti? Žmogui taip atrodo. Taip, negali sakyti, kad tai sugalvota. Jeigu žmogus tai mato, jeigu žmogus tai girdi, tai faktas, kad jisai tą ir kalba. Taip. Kas dar linksmo būna be... Čia dabar, žinot, kaip sakom, žmogui taip atrodo. Tai ne tokioj tolimoj praeitį turėjome tokį vieną pranešimą, ganėtinai linksmas, skambina ir sako, irgi pilnaties metas, sako, baltas arklys nori išdaužti namo langus. Kaip ir susisiekia su pranešėju, jau čia mes gaunam tą tokį pranešimą, susisiekėm, tikrai vyksta išgertuvės, pasirodo, jie neblaivus, bet jie visi tą baltą arklį mato. Visi? Visi. Kieme lakstantį baltą arklį ir jis beldžia į langus. O ten pareigūnai niekaip, supranta, kad jau reikia važiuoti ir tikrai kažkas yra negerai. Atvažiavus ir kągi randa, iš tikrųjų gražiausias baltas ristūnas laksto po kiemą, jis ten beldžiasi, jie tikrai žmonės nebepagrindo išsigandę, iš kaimininio aptvaro ištrūkęs tiesiog, tai teko pagelbėti gyvulį grąžinti šeimininkui. Ir baltas arklys laksto. Paaiškinimas, koksai buvo, galvojo, gal iš tikrųjų baltas arklys matosi visi? Žinot, žmonės vartoja alkoholį, visi mato baltą arklį, tai kažkaip... Čia kiekvienas taip. Dėl to, kai tarpusavį galbūt pasidėlė, ar ir tu matai, ir kitas sako, jo, ir aš matau tą baltą. Tada galvoja, ką mes geriam. Gal kažką neten nusipirkom. Bet čia yra išgertuvių klausimas. Mes dar jūs galite pagal tokius pranešimus, maždaug baltus arklius, ar nežinau, kokia ten, kas ten būna dar, voverės, kokios ateina į namus, ar įvertinti arba, nežinau, savo tiesiog empiriškai įvertinti lietuvių tautos dar gerimo lygį. Yra tokia kategorija dar įvykių, sakykime, kaip aš jos vadinu pageidaujamai, nepageidaujami asmenys, kai tarkim ten ateina savaitgalis, žmonėm laisvos dienos ir padauginta būna to alkoholio ir skambina 4 ryto policijai ir sako, nepageidaujamas asmuo pas tave namie. Tai palaukit, man visą laiką kyla klausimas, tai kaip jis pas tave atsidūrė tenai. O dažniausiai tai būna taip, kad buvo pageidaujamas, bet 4 ryto jis tapo nebepageidaujamas. Ir mes turim reaguoti, mes nuvykstam ir dažniausiai taip paaiškėja, kad tiesiog baigėsi alkoholis ir, kaip ir nebepageidaujamas jau. Jis ten tų pinigėlių nebeturi, kad papildomai kažko tai nupirk. Jis tapo nebeįdomus ir viskas. Ir jisai skambino 112, kad policija atvažiavus išprašytų tą pageidaujamai, nepageidaujamą asmenį. Šiaip iš tikrųjų policijos reitingai yra, kas labai džiugina, labai aukšti yra, vieni aukščiausi Lietuvoje, bet būna taip, kad
sakykime, kviečia, atvažiuojat pagalbos, prašo, paskui patys pyksta, ko čia atvažiavot, ko jums čia reikia, mes jūsų nekvietėm. Tikrai susidurėm su tokiais atvejais iš tikrųjų. Na, tai kol paskambina, atrodo vienaip, neaišku, koks buvo motyvas kviesti tą policiją. Atvykus išsigąsta žmonės, taiga pasikeičia nuomonė, gal aš čia pasikarščiavau, gal čia nereikėjo. Taip, susidurėm su tokiais atvejais. Arba kai žmonėm, tarkim, papasakoju, kokia čia ta procedūra laukia, kad tai nėra, va taip viskas per 3 sekundės ir įvyksta. Ir tu paaiškini, kad, tarkim, ten bus pildomas pareiškimas, kuris atiduodamas į teritorinį policijos ir žmogui, tas ateina toks pyktis kažkoks, tai ir jis išlieta pykti tada ant policijos pareigūno, nes visko norisi čia ir dabar. Nes šiaip liudytojai iš tikrųjų visą laiką svarbus yra, bet kai reikia paskui vaikščioti apklausas visokias ir visą kitą, jie galvoja, kam aš visą tai dariau. Ir va čia šita procedūra, jinai iš principo tam tikrą prasme gali atbaidyti žmonės nuo noro liudyti, nuo noro pasakot, kas vyko. Tas neišvengiama. Tam reikia pasiruošti. Tai yra proceso dalis viso, tam, kad sėkmingai ištirti nusikalstamą veiką, bet kokiu atveju tau galbūt ir 2, galbūt ir 3 kartą reikės atvykti tą apklausą, paaiškėjus tam tikrom naujom aplinkybėm, tyrėjas dar kartą norės tave apsiklaust, kad galbūt žiūrėk kartu atsimeni, kaip ten buvo. Nes neužtenka įregistruoti tą nusikalstamą veiką, neužtenka pagauti nusikalstamą veiką padariusią asmenį, bet reikia ir įrodyti, kad jis tai padarė. Liudai, jūs dar dirbate ir, kiek aš suprantu, su savo šunimi. Buvo toks etapas. O tas darbas, jisai su šunimi, tai čia koks policijoje, ką tas reikštų? Po beveik 10 metų praleistų viename iš kelių policijos padalinių priėmiau, šiandienai netgi galiu pasakyti, vieną geriausių sprendimų ir perėjau dirbti iš kelių policijos padalinio, tapau policijos kinologu. Ir tapau pareigūnų dirbančių su tarnybiniu šunimi. Su tarnybiniu, kuris buvo jūsų nuosavo šuo? Taip, kadangi šiandien dienai policijoje teisės aktai nereglamentuoja taip griežtai, kad tik valstybė tau gali nupirkti tą šuniuką, bet yra galimybė, kad aš jį pats galiu įsigyti ir vėliau panaudos tikslais perduoti, naudotis policijai, tai aš neturėdamas kantrybės ir nelaukdamas, kol valstybė skirs man tą pinigėlį ir suras tą šuniuką, dėjau visas pastangas socialiniuose tinkluose, stebėjau skelbimus, veislynus ir taip atsitiko, kad pats radau. Tuo metu kinologijos valdybos instruktoriai negalėjo su manim vykti, pats važiavau į Kauno rajoną, pats testavau, pats nusipirkau, 1,5 metų išlaikiau, maitinau, gydžiau visą kitą, kol galų gale sėkmingai buvo ištestuotas šuniukas, buvo pripažinta, kad tinkamas toliau su juo dirbti ir toliau tęsiam tos mokslus. Bet jūs ne tai, kad turėjot savo šunį kažkokį tai ir paskui sugalvojot, kad reikia iš jo padaryti policininką. Aš atėjau ir tada jau įsigijau vokiečių. Tikslingai ieškojo šuns, kuris galėtų būti policininkas, o tam čia reikia kažkokiu tai, pagal skelbimą nebūtinai pamatysi, kad jis tiks policijos darbo, ar ne? Kažkokiu reikia specialių veisyklų tam? Nemanau, kad veisyklų, bet kas svarbiausia policijos šuniui, tai yra motyvacija ir, taip netgi pasakyčiau, universalumas, nes faktas tas, kad Yorkshire terjeras, Toy terjeras, galbūt jis turės tos motyvacijos, jis turės tas savybės geras uostyti. Yorkshire'as tai kišenvagis galėtų gaudyti. Bet tos savybės sulaikyti nusikaltelį, aš įtariu nelabai, nes įtariu gal net ir juokingai atrodytų, jeigu iš policijos automobilio išlenda su tuo Yorkshire terjeru kasile ir šaukia garsiai, stok, policija leisų tarnybinį šunį. Tai... Bet iš tikrųjų stereotipas yra, kad tarnybinis šuo yra aviganis. Tas stereotipas dėl natūralių priežasčių yra kilęs, nes jų iš tikrųjų yra visam pasaulyje tikriausiai daugiausia ir tas yra daroma ne dėl to, kad jie kažkuo tai geresni už kitas veislės, bet jie, sakykime, universaliausi. Yra tiek belgų, tiek vokiečių aviganiai, olandų aviganiai dabar. O ką reiškia universaliausias? Dydžio santykis, motyvacijos santykis ir visa kita, nes kaip ir minėjau, tas, sakykime,
mažas šuo, takso veislėsis, puikus medžioklinis, ten uostyt gali, sekti pėdsakais, bet to paskutinio etapo sulaikyti nusikaltėlį, jis dėl natūralių fizinių priežasčių jis negalės, jis neįkas. O bulterjeras koks nors, pavyzdžiui? Yra buvę Rottweilerį, berods. Rottweilerį Kaunas turėjo. Kaunas turėjo Rottweilerį, bet tada buvo kita problema, kad jam su pėdsekystė ir žmogaus paieška, jau sunkiau buvo, jis puikiai kando, puikiai sulaikinėjo. Sėkmingai sulaikymuose dalyvaudavo. Taip. Pėdsekystė žmogaus paieškojo, jam jau ten sunkiau buvo, nes jis buvo tas tankas, o vokiečių, belgų aviganiai, sakykime, galima laviruoti ir tarp to piktumo, kuris reikalingas sulaikymui, ir tarp tos motyvacijos ir noro sekti pėdsakais, ir tas vyksta ne 100, ne 200 metrų, kartais tenka ir 3 ir 4 kilometrus, tekt paėti iš paskos. Iš esmės, kai jūs šunį turite, kokie dažniausiai nusikaltimai su šunim bandome atskleisti, kokius vagystės, kas ten? Manau, kad plačiausiai, tikslios statistikos tai žinoma neturiu, bet plačiausiai panaudojama tai narkotinių medžiagų paieškai iš tikrųjų tiek čia ir dabar, kai yra asmenys sulaikomi mieste, automobilyje, kad automobilį patikrinti, tiek vėlesnio proceso metu, kratų metu, sekantis, kur daugiausia dingę žmonės, tai yra pavasaris, vasara, ruduo, mes tikrai turime daug pranešimų grybautojų, gautojai pasiklydę, kur praktiškai kiekvieną pamainą tu braidai po tas pelkes, pievas ir miškus. Ir toliau jau yra vagystės iš gyvenamųjų namų, iš automobilių, kur irgi sėkmingai galima panaudoti tarnybinį šunį, kurisai naudodamasis savo tą uoslę gali nustatyti, galbūt nepagaučiai ir dabar nusikalstamą veiką padariusi asmenį, bet sėkmingai nurodyti kryptį, kurią jisai pasišalino, galbūt rasti kažkokį tai nusikalstamą veiką padariusios asmens įrankį, kurį jis naudojo, laužtuvą, replės, žnyplės, kurias taip pat bus galima prijungti prie bylos, ir tai palengvins nusikalstamos veikos atskleidimą. Tai kalbant apie nusikaltimus, jūs turbūt tiesiai į tinklalaidę atėjote iš budėjimo, su šunim budėjote? Ne. Šį kartą ne. Metai laiko, kai priėmiau sprendimą, tam tikrų laiku atsidūriau tam tikroje vietoje, sužinojau apie vykdomą atranką į Policijos departamento viešosios tvarkos biuro pajėgų valdymo valdybą ir priėmiau tokį sprendimą, nes tuo metu mano šuniui Echo, jis vardu, buvo 8 metai ir jau, sakykime, kaip ir buvo apsisprendimo laikas, ar ieškoti naujo ir greta ruošti tą naują pamainą, ar kažką keisti gyvenime. Tai nusprendžiau, kad žmogus labai dažnai tobulėja tik tada, kai išlipa iš komforto zonos. Tai, sakykime, man tas pajėgų valdymas buvo visiškai naujas miškas, kur aš niekada nesusidūręs, nelabai teoriškai žinojau, kaip tas viskas vyksta, bet man pasirodė labai įdomu ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad priėmiau tokį sprendimą, o tarnybinį šunį sėkmingai išleidau į pensiją ir kol aš esu dabar čia, arba kol aš buvau naktį darbe, jis sėkmingai pensininkauja. Tai, o kada į pensiją šuo išeina? 8 metai, sakote, ne? Lietuvoje nėra reglamentuota, tai sakykime, tai pirmiausia, tai kol leidžia sveikatos būklė. Bet 8 metai šunį turbūt dar nėra ten labai jau senas. Jeigu jūs gyvai pamatytumėt maniškį tą Echo, tai aš manau, kad jis dar sėkmingai tikrai bent 3-4 metus būtų rodęs neblogus rezultatus. Tai, o į pensiją jau, taip sakykime, išleidžiam tada, kai tu matai, kad tas sveikatos būklė nebeleidžia. Kitas dalykas, kas 2 metus kinologas kartu su tarnybiniu šunimi turi kelti kvalifikaciją. Ir ateina toks laikas, kai, sakykime, tam šuniui galbūt ir motyvacijos kažkokia stoka atsirado ir tų egzaminų jau nebepavyksta išlaikyti. Kvalifikacijos kelimas labai įdomus. Ką ten kelt reikia su šunim? Yra bazinis rengimas, yra specializacija ir vėliau kas 2 metus tu sieki tobulėti, sunkini pratimus, sunkėja tas egzamino kažkoks tai elementas. Jeigu tau pačioj pradžioj užteko praeiti kilometrą pėdom, kurios būna paruoštos, ten, sakykime, 2-3 valandų senumo 2 posūkiai, 5 daiktai,
Tai po metų, po 2 metų vietoj 2-3 posūkių atsiras 5 posūkiai, atsiras kažkokie kirtimai, atsiras pasunkinimai, didesnis kiekis daiktų, ilgesnės pėdos, didesnis išlaikymas, ne 2 valandos bus praėjusios nuo pasišalinusio asmens, o gali būti ir 12 valandų ir taip stengiasi tobulėti. Man dėl narkotikų visą laiką paklausti. Tarsi, jisai ten visokių narkotikų ieško, ne? Nuo kokaino, ten ir baigiant kokiom nors tabletėm, ekstazį. Aš apie tai mažai žinau, bet įsivaizduoju, jisai sugeba atskirti, nebūna taip, kad ten koks nors studentas žolę rūko, pro šalį eina ir jis ten... Ne, nebūna. Taip, šuo tikrai nepasakys, ar ten buvo marihuana, ar tai buvo MDMA, ar tai buvo kokainas, bet tu jį išmokai būtent tuos pagrindinius prekursorius, sakykime, kvapus, kuris suradęs juos, jis tau praneš, kad štai, va čia žiūrėk, tėti, yra ten kažkas, tai ir tau vertėtų pasižiūrėti. O kokia tai narkotinė medžiaga, tai jau vėliau nustato ekspertizės metu. Bet vis tiek, kur nors einant pro šalį, gali būti, kad kažkas ten rūko, jisai reaguoja į tai, ar ne? Tu visą laiką matysi, reikia mokėti perskaityti savo šunį, tu matysi, galbūt jis neženklins taip, kaip reikia, bet pagal jo elgseną, pagal jo, matysi, galbūt jis ten kelia galvą, šnervės dirba, uodega sulėtėja ir daug visokiausių. Aišku, visi šunys skirtingi ir skirtingai praneša. Tik tikrai norėčiau paneigti tą mitą, kur jau, nežinau, 1000 metų tikriausiai, kad šunys ieškantis narkotinių medžiagų, tai jau yra maitinami tais narkotikais, jau ten pasodinti, tikrai narkomanai. Tai pirmiausia, aš tokių žmonių noriu paklausti, kokainas, amfetaminas, metamfetaminas, šuo gali įkvėpti. O kaip su marihuana, tai duodi rūkyti šuniui, tada... Kas ten žino? Jeigu šitas nepaeina, tai tada tu žmogui užduodi sekantį klausimą, kad kita specializacija policijoje yra sprogmenų paieška. Tai trotilų mes maitinam šunis. O kaip tada žmogaus ieško, tai vadina žmogų duodam pavalgyti. Bet vis tiek šitas įdomu. Aš kaip narkotikų ieško nesumatęs, bet kaip sprogmenų ieško, tai dažnai būna, kai atvažiuoja ar čia į žiniasklaidos priemonės, pirmi asmenys kokie, tai visą laiką ten būna prieš tai su šunimi irgi aviganių. Mokymo principas yra visų vienodas, ar tu norėsi išmokyti šunį ieškoti sprogmenų, ar narkotinių medžiagų, ar lavonų jų dalių, pinigų, ginklų, tai sakykime, tai yra, viskas vyksta per žaidimą, kad tu iš pradžių išmokai jį ženklinti kamoliuką, vėliau tas kamoliukas slepiamas, vėliau tas kamoliukas mažėja ir esmė tokia, kad pirmiausia, tu mokai žaisti, tu parodai šuniui taisyklės. Kiek laiko maždaug užtrunka ištreniruoti šunį? Bendras rengimas, nes yra suskirstoma, policijoje bent jau skirstoma į 3 etapus, tai yra mažo šuniuko kursas, sakykime, kur ten mokai elementariausių dalykų vardo, lavini raumenis, kad kaip atsisėst, kaip atsigult, vėliau yra pagrindinis rengimas ir vėliau yra specializacija. Ir sakykime, kad pilnai šuo būtų pasiruošęs tarnybai, tai užtrunka apie 2 metus. Tai tas jo darbo laikas, toks 2 metus jisai mokosi, grinai mokosi, ar jau eina į užduotis. Ir paskui 8 metų ir po 8 metų pensija, tai praktiškai jo darbas kiek 6 metus. Tikrai taip, tas sakykime, laikas, kada šuo būna pats darbingiausias, yra labai trumpas. Tam tikri dalykai, jau jeigu 6-7 mėnesių šuniukas, dar kuris tik pradėjęs tą bazinį rengimo kursą, bet tu matai, kad jam gerai visai sekasi ieškoti žmonių miške ir jis jau turi tą patirties, jis žino, kad jam reikia naudotis uoslę, jis žino, kaip reikia ženklinti suradus. Tai, sakykime, į tas paieškas einame jau gerokai ir anksčiau, nelaukia, kol įgis tą pažymėjimą. Kas liečia narkotinės medžiagas, tai taip, jau reikia sulaukti tą pažymėjimą tam, kad, nes teisme advokatas pirmas klausimas bus, ar šuo yra išlaikęs egzaminus. Taip, ir jeigu tai yra neišlaikęs, tai... Nors, tarp kitko, turėjom tokį atvejį, kai miško slėptuvėje buvo paslėpti nemažas kiekis narkotinių medžiagų ir šuo neparuoštas būtent narkotinėm medžiagom rado, bet teismas pripažino, kad nes buvo paaiškinta, kad šuo ieškojo ne narkotikų, o ieškojo žmogaus kvapo, nes mes mokome atskirai daikto paieškai.
Tai bet kokiu atveju žmogus laikė tas narkotinės medžiagas, žmogus įslėpė jas kažkur tai po žemė ir to žmogaus kvapo liko. Dėkui, Liudai. Virginija, tai grįžtant dar prie pamainų, prie budėjimų, prie skambučių. Šiaip sėkminga pamaina yra tada, kai nebuvo nei vieno skambučio, ar tada, kai išsprendėt kažką labai gerai. Kas yra sėkmingos pamainos? Pasakot, kaip aš sėkmingai šią parą pasidarbavau? Iš tikrųjų, žinot, paminėjot, nebuvo nei vieno skambučio, taip nėra. Kadangi dirbu Kaune, tai praktiškai per vieną parą mes gaunam, jeigu taip skaičiuojant skambučiais, tai apie 400,5. Taip, tai įsivaizduokite, kiek... Čia iš visos Lietuvos, ar čia? Ne, čia yra Kauno apskritis. Kauno apskritis. Tai va, tai jeigu dar visą Lietuvą paskaičiuojant, tai tikrai žmonės... Tai kiek vienam asmeniui skambučių maždaug pakliūna? Vienam dirbančiam asmeniui labai įvairiai. Labai įvairiai, žinokite, viskas priklauso nuo paros, bet vidutiniškai reikėtų, jeigu Kauno apskritį skaičiuoti, tai apie 50 skambučių per parą vienam. Ir kiek maždaug pats skambutis trunka, aš bandau suprasti psichologinę pareigūno būseną, vis tiek reikia kažkaip bandyti suprasti, dėl ko skundžiasi, kokia psichologinė žmogaus būsena, kuris skambina, kaip su juo komunikuoti, kaip jį nuraminti. Čia šis specialus pasiruošimas turi būti, reikia, pavyzdžiui, patiems pareigūnams psichologinį kažkokį praeiti pasiruošimą. Tai kaip jau skambina ir rėkia. Tai matot, visi pareigūnai yra specialiai paruošti, bet šiaip tų pačių priiminėt skambučių, kaip jau jūs sakote, tai priiminėja bendras pagalbos centras. Mes jau toliau kontaktuojam, toliau kontaktuojam, kaip sakant, kur jau yra tikrai ta problemos esmė. Tai vagystė, tai plėšimas, tai dingęs be žinios asmuo. Mes jau toliau palaikom su pranešėjų ryšį, tai ten ypatingai tų kažkokių tai niuansų nekyla komunikuojant. O šiaip ką... O kiek aišku būna, kai jums permeta skambutį, iš esmės aiški informacija? Kiek bendras pagalbos telefonas taip detaliai supažįsta? 99% jinai yra aiški. Jinai yra aiški, jau ten net 99 kablelis dar turėtų būti ir po kablelio skaičius. Taip, bendras pagalbos centras yra kaip rėtis, jis atsijoja viską. Jums iš esmės daugiausiai reikia jau reaguoti į tai. Taip, mes jau organizuojam reagavimus, dar jeigu reikalinga ir dažnu atveju reikalinga pasitikslinam, kas mums yra aktualu ir jau mes jau organizuojam reagavimus, jau tą pagalbos teikimą asmenim, ko jau jiems bereikėtų tenais. Bet, gerai, bendras pagalbos telefonas, sakykime, gauna skambutį, kad mušasi 100 žmonių, pavyzdžiui. Jums suskaičiuoti, kiek reikia ekipažų išsiųsti, pavyzdžiui, ar kaip jūs reaguojate? Na, jau čia dabar jau fantazuosim, 100 mušasi, taip bebuvę, bet taip, savaime suprantama, vertinam viską, kas nurodyta pranešime, visas aplinkybės ir įvertinam ir savo pareigūnų galimybės ir žinoma, pajėgas skaičiuojam pagal poreikį, tiek, kiek jų reiktų. Ar užteks vieno ekipažo, kad būtų problema išspręsta, ar kitu atveju reikia ir 5 ir 6. Šiuo metu netgi kartais taip turime, kad 2 merginos dirba viename ekipaže, ir aš matau, kad pajėgas valdantis pareigūnas atsižvelgia į tai, jeigu gauna ten pakankamai kažkokį grėsmingą pranešimą, jis pagalvoja, ar man siūstas 2 merginas, ar yra 2 augaloti kažkokie tai vyrai kitame ekipaže. Ar yra, iš tikrųjų dabar, jeigu taip vertinti apskritai, kokių nusikaltimų, turbūt vagysčių, ten visokių plėšimų, tai dar vis pakanka, bet kurių nusikaltimų atsiranda, pavyzdžiui, naujų, jūsų akimis, tokių, kurių dar nebūta nematyta ir kurie jau nyksta, pavyzdžiui, nusikaltimai, kurių nebėra tiek daug, pavyzdžiui. Plėšimai tikrai yra apmažėję, aš sakyčiau, daug. Plėšimai kokie? Iš namų ar tiesiog gatvėje? Plėšimai gatvėje žmogaus, panaudojant smurtą, pagrasinant, ten atimamas kažkoks rankinukas, grandinėlė nuplėšima. Tai jūs, sakykime, tikrai yra sumažėję. Natūralu, kad labai didelė dalis nusikalstamų veikų persikelia į elektroninę erdvę. Nes kas liečia sukčiavimus, tai... O dabar tai tiesiog auga. Tūkstančiai pranešimų. Sukčiai. Ir tos... Sakykime, būdai, kaip sugeba apgauti žmonių, tai ten, aš manau, kad tą veiką darantis asmenys, ten jų fantazija yra beribė. Visiškai. Ir kas keiščiausia, kad sugeba ir pakabinti kai kurios žmonės.
Tai dar sugeba, dar kaip sugeba, nes iš tikrųjų iki kartais pats nustembi, kad vos nepaspaudant kokios nors nuorodos, tik tai supranti, kad neturi sąskaitos tam bankė. Kad nereikia PIN antro kodo galbūt. Iš tikrųjų, mes kaip ir visos visuomenės prašom, būkit labai atidus. Tikrinkit informaciją, žiūrėkit, kur niekada policija jums tikrai neskambins į tą laidinį telefoną ir neatvažiuos pasitikrinti, ar namie laikomi pinigai yra padirbti ar nepadirbti. Policija tiesiogiai su Google, kažin, ar tikrai turi kažkokį tai kontaktą. Ir paskambinus Google, neįvyksta taip, kad Google sujungs su policija ir toliau tą bendravimą tęs policijos pareigūnai. Tai tikrinkit tą informaciją. Nestebina jūsų, kad tiek vis dėlto mes gyvename apskritai informacijos amžiui, kur atrodo viskas kalba apie tai, kiek sukčių daug yra, kiek visa kita, bet vis tiek žmonės ir pastaruoju metu vėl čia pasipylėm, mačiau, tokios sumos didelės, kaip net bankas šneka valstybinis apie tai, kad jau reikia kažkaip elgtis. Ką daryti tokiu atveju? Ar čia reikia gal persikvalifikuoti, reikia, nežinau, šunis visus paruošti sukčiam gaudyti? Būtų smagu, jeigu mes turėtumėm ir tokios. Nežinau, žmonėms tai tikrai vienintelis patarimas, tai nebūkit, sakykime, netgi taip įvardinsiu, gobšus, turit jūs sutaupę ten tą 10 000 eurų, stebuklų nebūna pasaulyje ir per 2 dienas tas 10 000 niekaip jums nepavirsi 100 000. Neužkipkit už tų skambučių, už tų siūlymų, investuoti į kažkokias tai investicinės platformas. Tai lygiai taip pat, kaip jums kažkas paskambino, susižinojęs kažkokią informaciją, pasigūglinkit apie tą įmonę, apie tą kompaniją ir aš manau, kad tikrai rasit daug informacijos, ar tai yra tikra, ar realu, kad tu iš tų 10 000 per 3 dienas savo sąskaitui matysi 100 000, o realybė tokia, kai viskas paaiškėja tik tada, kai tu nori išsiimti tos pinigus ir pasirodo, kad tu ten pinigų jau senai nebėra, o tu jau sumerkęs būni nebe 10, o 20 ir 30 000. Nepriklausomybės ten priešaušį, dar aš atsimenu, labai buvo daug, iš tikrųjų, turbūt svarbi problema ir greitai vagystės automobilių. Kaip dabar yra? Kokia situacija yra? Tiesą sakant, man kartais mane sapnai aplango, kad mano automobilis dingo. Yra, bet labai mažai. Tam tikros markės vis laiks nuo laiko atsiranda, bet nebėra taip masiškai, kaip, sakykime, buvo tais laukiniais 90-aisiais, 95, 97, kai vogdavo automobilius, vėliau tie patys vagys susisiekdavo su asmenim, tai tikrai tas yra eliminuota ir tas... Kai reikėdavo ieškoti, kas turi ryšius mafijoje automobilių. Dabar netgi, žinot, pasitaiko šitų paauglių linksmybių, kurie įsilaužia į menkai rakinamus automobilius, pasilinksminimų juos tiesiog pasivagė, pasivažinėti, žmonės kreipiasi, nėra, randam kitoj vietoj, tai tokių atvejų pasitaiko. O šiaip, kad iš esmės ten tie automobilių tos vagystės, kaip kad būdavo anksčiau, jau tikrai to... Jos nėra visiškai eliminuotos, bet jų tikrai nebevyksta tiek, kiek vyko. Čia dėl ko? Kas pasikeitė? Žmonės pradėjo turtingiau gyventi ir patys sugeba nusipirkti automobilius? Apsaugos sistemos, draudimai, visa kita, išaiškinamumas. Išaiškinamumas faktiškai. Organizuotų grupuočių, kad anksčiau ir vėliau supranta, ką man ten rizikuoti, pavogti tebūnie, kad ir 10 automobilių, kurių vertė 40-50 tūkstančių. Jau geriau aš tada persikelsiu į tą pačią elektroninę erdvę ir bandysiu kažkaip kitaip. Tai gerai, vis tiek dinamika, vadinasi, šiaip iš esmės dabar į nusikaltimus internetinį erdvėj, kas dar kelia tokį, sakykime, keistumo jausmus. Su Virginija nieko nenustebinsim, kad visam pasaulyje iš ko daugiausia galima uždirbti yra narkotinės medžiagos, ginklai ir tikrai dar neišnykęs dalykas, tai prekyba žmonėmis. Tai vis dar tas vyksta. Prekyba žmonėmis. Čia buvo pranešimas, kad apie, aš nežinau, skaičių tokį kažkokį girdėjau siaubingą, kiek dingsta žmonių Lietuvoje, bent pranešimo apie dingusius žmonės. O čia įdomus klausimas, jie dingsta, bet paskui atsiranda, nes jeigu taip dinginėtų kiekvienais metais po tiek, tai Lietuvos jau būtų nebelikęs. Didelę dalį tikrai dažniausiai atsiranda, kaip ir jūs sakote, ten, kur visiškai nesurastų žmonių mes turime mažą procentą tikrai.
Bet šiaip tai žmonės atsiranda. Dėl dingusių asmenų, tai mes jau kaip ir sakant, esame ramus. Tikrai dėl suradimas, tai yra... Nes šiaip dingimas pats jisai gana viešo erdvėje skamba rezonansiškai. Jis rezonansiškai skamba, bet, žinot, dažnu atveju tai žmonės tiesiog... O kaip reaguoja policija į dingusius žmonės? Nu, nes vėlgi, žinot, kai žmogus detektyvus žiūri, tai ten parašyta, ten būna paprastai sakoma, kad palaukit ten 3 paras, jeigu negrįž, tada jau kreipkitės. Mūsų patarimas mažiau žiūrėti detektyvus tada. Iš tikrųjų, gavę pranešimą mes reaguojam nedelsant. Vertinam visas aplinkybės, kokios mums praneštos apie asmens dingimą ir imamės priemonių atitinkamai. O ką jūs vertinate iš tikrųjų? Nes kad žmogui žinot, ar čia iškart skambinti policijai? Ne, paskutinė buvimo vieta. Kodėl jisai gali apie save nenorėti pranešti? Dažnai ir tai būna, žinokite. Kreipiasi, kad dingo, kai mes jau atlikę daug veiksmų. Jis ir norėjo dingti, jis tiesiog norėjo dingti. Tai čia buvo pranešimų ir garsių žmonių salose, kažkur ten dingę žmonės buvo. Bet iš tikrųjų motyvas paties žmogaus dingimo yra įdomus visą laiką, kodėl jisai dingsta ir ar jisai supranta, kad jo ieškos ir vis tiek policija ateis vieną dieną, ar jis apie tai negalvoja dažniausiai norėdamas dingti. Apie tai aišku, kad negalvoja tas, kuris nori dingti, o žinot, visgi dažniau tai mums rūpi tie, kurie dingsta ir jiem pagalba reikalinga. Tai išvažiavo, negrįžo, tai sveikatos sutrikimai būna įvairūs. Senatvinės lygos. Nebesiorientuoja ir nebesupranta, kas vyksta. Tai mums aktualiau šitie yra, kaip sakant. Žinot, dedam visas pastangas, kad tokius žmonės atrasti iš tikrųjų, nes, savaime jiems reikalinga policijos pagalba šitiems žmonėms. Bet žmogus, jeigu giminės jaučia, kad pagal ką galima suprasti, kad žmogus dingo, pavyzdžiui, jau skambinti policijai. Senyvo žmonės tai turbūt paprasčiau yra identifikuoti. Jeigu valandas, 2, 3 kažkur tai žmogus išėjo vandens ir nėra. Nepalaiko kontakto, neatsiliepia jums įprastų metų, jūs kiekvieną dieną, tarkime, palaikote ryšį telefonu. Dabar šiandien jis man neatsiliepia. Tai aišku, jau yra kažkas tokio įtartino signalas, kad galbūt kažkas negerai. O tarp kitko mes jų gaunam ir daug. Praneša apie galimai sutriko sveikata, nes jau nebeatsiliepia į skambutį. Ir tikrai pasakysiu vienas iš nesenų atvejų, kai reagavus sėkmingai buvo skubiai iškviesti medikai ir, kaip sakant, žmogaus gyvybė išgelbėta, nes buvo sutrikusi sveikata ir jau nebepajėgė nei atsiliepti į telefoną, nei prisišaukti pagalbos, o gulėjo paslikas. Bet būna tokiu atveju, kad, pavyzdžiui, surandate, sakykime, mirusį žmogų po mėnesio. Tai būna. Kuri neturi nei ten giminių, nei niekas nepasigenda, jeigu pensininkas, sako, tai gal į sodą kokį išvažiavo ir ten visiems ramu yra, tiesą sakant. Būna ir tokiu atveju, tai būna. Žmonės neturi artimų giminaičių, dėja dar yra ir tokių, kurie ir kaip ir turi tų artimųjų giminaičių, bet jie nepalaiko jokio kontakto su tais senyvo amžiaus žmonėm, ypač jeigu tai gyvena, sakykime, kaimiškoje vietovėje, mažiau apgyvendintoje, vienkiemė ar dar kažkur, tai tenka, retai, bet tenka susidurti, kad ir po mėnesio ir net ilgiau. Gerai, mano draugai gydytojai, aš jų klausiu, kurie operuoja vėžį, kartais ant stalo numiršta koks pacientas ar dar kas nors, jie sakau, kaip jūs jaučiatės iš esmės savijautą, kokia sakau, jūs labai išgyvenat. Jie sako, žinai, tu negali būti labai daug empatiškas, per daug, nes išprotėsi. Ir nebūti empatiškas irgi negali, nes tada negali būti daktaru. Tai policija, aš taip įsivaizduoju, irgi panašiai situacija. Tu turi būti ir empatiškas, bet ir kartu neparsinešti visko į namus. Jūs dažnai, Virginija, parsinešat tas problemas, tą, ką išgyvenat darbe, nes tai yra, dažniausiai ten neskambina jums, kad apsiženėjau, gavau garažių dovanų, voką ten pilna ir visa kita, o dėl visokių nelaimingų dalykų, kartais labai nelaimingi dalykai nutinka. Kaip jūs į tai reaguojate? Ne, iš tiesų su patiriamu stresu ar ten tom neigiamom emocijom tarnyboje mes jau esam išmokę tvarkytis, išmokę su jom, kai sakau, kovoti, tam yra ir specialiai dar mokymai mums organizuojami, bet šiaip ir patirtis daug ką daro, kad
tokių jau tų visų blogybių į namus mes nesinešam. O kaip pavyksta? Tiesiog... Spintelį užrakinti. Manyčiau, pats paprasčiausias būdas užrakinti juos spintelį. Ne, tiesiog tai yra jau ir saviugdos tam tikri procesai, kaip sakant, savęs pažinimo ir dauguma jau esame į to orientuoti, kad vis tik darbas lieka darbu, namai lieka namais. Iš namų nenešam į darbą problemų, iš darbo į namus. Liudai, atsiribot pavyksta? Pavyksta. Taip, faktas tas, kad nesam robotai, Taip. Esi žmogus ir tam tikri įvykiai kažkiek galbūt ir sukrečia ir ten tam vienam vakarui tu parsineši kažkokią tai vienokią ar kitokią emociją namo, bet jinai neužsibūna per ilgai ir tu sugebi ją pakankamai greitai išleisti. O yra metodų, pažiūrėjau, vis tiek meditacijos kažkokios, savitreningas ar kas nors, gal jūs ten kokia Nenustebinsim. Čia kiekvienam individualiai. Knygos, muzika, filmai, maisto gaminimas, pasivaikščiojimai yra tikrai begalė būdų, kaip padaryti. Kaip visiems žmonėm, lygiai tas pats ir mums. Tai jeigu reikėtų palinkėti savo vis tiek kažkokių dalykų, sakykime, profesinė veikloje, tai kas tai būtų? Sveikata ir kantrybė. Ir šaltas protas. Šaltas protas. Kągi, tai linkiu ir jums to paties. Priminsiu, šiandien pas mus tinklalaidėje Virginija Bagdzevičienė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos operatyvaus valdymo skyriaus viršininkė ir Liudas Skripkauskas, policijos departamento viešosios tvarkos biuro pajėgų valdymo valdybos pirmojo skyriaus vyriausias tyrėjas. Tokia buvo mūsų šiandien Alio policija ir ačiū labai jums, kad atvykote ir sėkmės darbuose. Ačiū jums. Dar ir pusantros ištempti. Dar istorijų turiu, palaukit.